Sveiki, gerbėmieji. Kadangi šiltnamis stovi toje pačioje vietoje, sodinami tie patys augalai, tai jame visada kuo toliau, tuo daugiau atsiranda užkrato, su kuriuo mums labai sunku kovoti. Pavyzdžiui, mes galime pakeisti dirvą, tačiau konstrukcijų nepakeisime. Stovi ir visa tai kaupiasi. Taigi, kaip sumažinti tą užkratą šiltnamyje? Siūlau jums ekologišką, visiškai nepavojingą, bet gan efektyvi priemonė, kurią pats išbandžiau pernai ir įsitikinau jos veiksmingumu. Žiūrėkit. Tai yra Agro Eka Protect biostimuliatorius, kuris tikrai padeda sumažinti užkratą jūsų šiltnamyje. Ir tą darbą verta atlikti dabar prieš sodinant augalus, anksti pavasarį, kai truputį jau atšyla. Jeigu jau pasėjom ridikėlius, svogūnus pasodinom, vis tiek galime naudoti. Netgi galime naudoti ir jau pasodinus augalus. Ir dabar jums parodysiu, kaip tą darbą atlikau rudenį po derliaus nuėmimo. Ir lygiai taip pat tą patį darbą jūs galite atlikti ir pavasarį prieš kažką sodinant. Truputį padauginam dozę ir nupurškim viską, kas yra šiltnamio viduje. Pažiūrėkite. Matot, kad aš čia nenaudosiu nei respiratoriaus, nei kitų apsaugos, netgi ir pirštinių. Nes ši priemonė tikrai žmonėms yra visiškai nepavojinga. Jeigu norite, apie šią priemonę yra pas mane atskiras išsamus video, kur aš paaiškinu, kas, kodėl ir kada. O dabar tiesiog prie darbo. Reikia, kad skystis patektų į visas įmanomas skylutes ir visiškai reikia sudrėkinti ir dirvą, nes patogenai jie dabar yra visur. Ir toks darbas. Dar verta, manau, panaudoti vėduoklės purkštuką, nes jis mažiau išpurškia, jis geriau padengia paviršių. Paviršių padengimui šis purkštukas yra puikus. Kadangi mums nereikia daug smulkių lašelių, tiesiog sudrėkinti, tai mes jungiame, jeigu tokia opcija yra, tai jungiame tada pirmą pavarą silpniausią. Tada lašeliai bus stambesni ir mažiau dulkės. Visus kampelius apipurškim ir iš apačios kruopščiai. Kad būtų viskas sudrėkinta. Žiūrėkit, dar vienas niuansas. Jūs matot, kad žalių ir visokių apnašų šiltnamyje ant polikarbonato yra po sezono nedaug. Pavyzdžiui, pernai, užpernai, tai man reikėjo jau plauti šiltnamį, nes buvo apaugęs ir dumblais, ir žalio stovėjo, ir teko tiesiog plauti. O kadangi aš Agro Eka Protect naudojau kelis kartus šią vasarą ir kada aš naudoju Agro Eka Protect, aš nupurškiu ne tik augalus, bet ir paviršių polikarbonato, tai šiais metais man praktiškai net ir plauti praktiškai ir nereikia. Aišku, kad galima, jeigu jau idealiai viskas būtų, bet nebūtina. Apnašų ant polikarbonato yra mažai. Tada čia yra tarpas tarp polikarbonato ir profilio. Irgi galima čia tiesiog įpilti tenai daugiau skysčio. Tai šitaip. Tegu skystis varva, nieko baisaus. Ir iš apačios. Preparato kvapas, aišku, kad jaučiasi. Tačiau nelabai stiprus ir tai nėra nuodai. Čia turime kuoliukus, kažkokius įrankius, kurios nuolat naudojame čia ir jie ir čia šiltnamyje lieka. Tai visą šitą reikalą irgi gerai sudrėkinam. Viską gerai dezinfekuojam.
Šį darbą geriau atlikti vakare arba ryte, kada šiltnamyje nėra karšta. Žiūrėkit, šiam šiltnamiui 6 metrų ant 3 užteko 5 litrų skysčio. Pilnai. Ir aš sudrikinau visą paviršių ir žiūrit, ir jūs matot, kad sudrikinau netgi ir dirvos paviršių. Ir to pilnai užtenka. Atėjo pagalbininkai, kaip matot, jai šis kvapas visiškai irgi netrukdo. O kągi, dabar lieka jums atlikti šį darbą, užsisakykite pas mus Agro Eka Protect. Jeigu dar neturite, užsisakykite sodo purkštuvą pas mus, rinkitės, turime pasirinkimą labai kokybiškų ir auginkite sveikai, natūraliai ir ekologiškai. Ir dabar porą žodžių apie šią priemonę. Svarbiausia jums žinoti, kad jinai yra visiškai ekologiška, užregistruota ekologiniam ūkininkavimui. Todėl ir ūkininkai, kurie augina ekologiškai, galite drąsiai naudoti šią priemonę savo veikloje. Taip pat ir mėgėjai. Yra labai geras privalumas, kad jūs galite nupurkšti šią priemonę netgi tiesiai ant vaisių. Pavyzdžiui, dabar pavasarį pas jūs auga ridikėliai, dar kažkokie žalumynai, tie patys svogūnai. Jūs nupurškėt, priemonė išdžiuvo ir jūs iš karto galite pjauti laiškus ir panaudoti maistui. Nes šį priemonę neturi visiškai karencijos laiko. Tai yra labai svarbu. Jūsų darbas yra tiesiog dabar užeiti į mūsų parduotuvę, išsirinkti tinkamą jums pakuotę reikiamą ir užsisakyti. Pristatysime labai greitai, per 2-3 darbo dienas, visada turime sandėlyje. Taip pat sandėlyje turime visokių šaunių purkštuvų nuo mažiausio iki didžiausio pagal jūsų poreikį. Užsisakykite kartu purkštuvą su šią priemonę ir daržininkaukite ekologiškai.